Ar kada nors buvote uždavę savo klausimą, kam mums reikalingi jausmai, kam mums reikalinga emocija? Aš kiekvieną darbo dieną pradedu su savo mokiniais klausimu. Ką jūs šiandieną jaučiate? Ir labai dažnai mokiniai atsako, gerai, nuostabiai, nieko tokio, neišsimiegojo arba blogai. Ir tada duoda antrą ir trečią šansą save papildyti. Ir tiesiog palaukia, kol kiti išsako savo nuomonę. Ir jau antras ėjimas į save, įsigilinimas duoda jau kitą tikresnį paaiškinimą, nes nukrenta kaukės tiesiog. Ir jūs nustebsite, kad vienas iš dažniausiai juntamų jausmų per dieną tai yra susierzinimas. Taip, mes tiesiog susierziname dėl kažkokių tai labai didelių ar mažų dalykų. Mus erzina aplinka, mus erzina žmonės, mus erzina daiktai. Ir kam mums reikalingas tas jausmas? Ką jis duoda? Kodėl mes žmonės jaučiame tą? Būtent mes jaučiame savo jausmus, tyrinėjam aplinką su savo 5 jutiminiais organais. Tada gauname signalas į smegenis, kuris išanalizuoja šitą informaciją ir priklausomai nuo gautos informacijos mes suformuoja kažkokią tai reakciją. Ir šita reakcija yra dažniausiai priimta per mūsų patirtį, o būtent per mūsų ego, kuris yra dažniausiai perteklinis arba nepakankamas. Tai yra būtent per šitą filtrą, per ego filtrą, mes ir suformuojam savo reakciją, jausmą. Tai tas pats, kai ego yra, jeigu perteklinis, tai reiškia, aš esu aukščiau už kitus, jei yra nepakankamai aukšto lygio, tai reiškia, aš save esu nužeminęs. Dabar kam reikalingas man tas ego? Kodėl aš tai darau? Tai yra mum kaip dovana kūrėjo. Mes gauname šitą jausmų energiją kaip dovaną, per kurią mes perleidę per savo kūną mokinamės dirbti su dieviškąja meile. Ir kai tavo ego yra pradirbtas, tu esi ramybės būsenoje, tai tavo reakcija yra rami, tavęs niekas netrigeriuoja, tu ramiai žiūri situaciją, esi balanse ir harmonija. Koks ir yra mūsų tikslas – gyventi harmonijoje ir balanse. Bet užduokite savo klausimą, ką aš jaučiu, kodėl aš taip jaučiu, ką man tas jausmas, kam jis man duodamas, o ne šiaip jaučiu ir taškas. Tiesiog paklauskite savęs, ką jūs jaučiate šiandien.